Praeitam vlogę matėte. Sveiki atvykę į naują video blogą. Esame Los Andžele. Iš karto jaučiasi vaibukas, ne? Kad Los Andžele esam taip pasikirtę. Šiandieną toliau keliausim po Hollywoodą. Nežinau, kur baigėsi praeitą kartą vlogas, nes po praeitos pabaigos buvom Universal Studio ir Disneyland'e. Turbūt tie vlogai arba jau išėjo, arba ne, bet mes toliau keliaujam po Kaliforniją ir po to keliausim į Las Vegasą. Taigi, atkeliavome prie vieno ir vienintelio Hollywoodo ženklo. Ganėtinai sunku čia buvo su parkingu, jeigu pasistatai ten, kur negalima, tai tenai gauni iš karštuko dolcų baudą, nes čia parko rangeriai kažkokie vaikšto. Mes pasistatėm, jau tipo lipam ir buvo kurėlis, kur čia fotkina žmonės, sako, ne, sako, pačio rangeriai, sako, jie čia vaikšto pirminį atgal, sako, minimum, sako, 5 minutės šuko dolcų nebėra. Va šitas su žaliumus išgelbė. Taigi, atvarėm į Beverly Hillsą, net neištariu aš to dalyko, man čia ne vieta, aš čia nepriklausau, aš praščiaukas. Žodžiu, keliaujam, padėsim visi gerą. Namas įdomus, toks kažkoks nupieštas, atrodo kaip fake, netikroviškas tas kažkoks. Čia irgi yra gyvūnėlių, matėm voverytę vieną. Čia ta žymioji tokia gatvelė, čia kaip gražu žmonės, nu jūs ką tu. Amerikoje labai daug mašinų, kur važinėja be driverio. Toj mašinoj, aš nežinau kaip jį matosi, jau nespėsiu nufilmuoti, bet nėra jokio driverio. Jinai važiuoja be nieko, be jokio vairuotojo. Aišku, aš nesiruošiu neįsikvies nieko tokios, bet šiaip labai keista. Taip važiuoji ir važiuoja ir nieko nėra. Taigi esame Rodevo ir dabar keliavome pasidaryti galimai ant savo holderių pasporto štampus Louis. Praeitą kartą lijo, kitam nedarė, tai pažiūrėsim. Čia mus nukreipė, sakė, galimai čia gali būti. Tai nuėjom į Louis parduotuvę vyro, pasakė, kad 24 valandas laikys, o mes rytoj iš ryto išvažiuojam į Las Vegasą. Tai nesigauna, keliavom iki moterų, nes sakė, tenai nėra taip busy ir ten turėtų galimai padaryti. Čia matome šuniuką su nuo saulės akiniais. Wow. Pirmą kartą gyvenime tokį dalyką matau, kad man su akiniais nuo saulės. Welcome to America. Tai va, pasidarėm štampą, Beverly Hillsas, Louis Vuitton New Yorkas, Burj Khalifa. O čia yra, tipo, nu, gali pasidaryti savo štampą pagal horoskopą. Tai aš Skorpionas, tai čia šitas, bet Beverly Hillsas neblogai atrodo. Pasičiupė šešiolikinė, blėt, linksys. Bet čia, man rodos, Amerikoje nuo 16 legalų, karočią, prismeigti šašlą, karočią. Čia va jum, kur sakiau, kad mašinose nėra vairuotojo. Matot, moteris sėdi, bet vairuotojo nėra. Aš tikiuosi, kad jau matosi. Ir jis valiakė. Per raudoną pisą. Ne, jokauju, normaliai žiūrėjau. Atvarėm į paplūdimį, praseisim, pasižiūrėsim, kas čia gero ir varysim galimai gal kažkur saulėlydį pažiūrėti. Planavom šiaip tai važiuoti su dviračiais, bet truputį ir vėsų ir laiko nėra, nes čia iki 6 kaip ir viskas veikia, o dabar yra po 5:05, tai nespėtumėm pirmyn atgal suvažinėti. Let's go! Atrakcionų parkas čia už manęs. Toks nedidelis, bet smagu, kad tokius yra. Va tokie atrakcionų va taip ir būna. Tai ką, eiliai baigėsi, rytoj atsikeliam, keliavom į Las Vegasą ir kitoje dalyje pamatysite. Taigi, esame Las Vegase, jau prapisome 5 eurų, o čia vaizdas pro kajutkę.